Prokurore, kodėl maksimalaus prašote suėmimo termino 3 mėnesių? Todėl, kad ikiteisminis tyrimas šiuo metu yra tik tai pradinėje stadijoje ir atliktini didelis veiksmų kiekis. Todėl manyčiau, kad tas suėmimo pagrindas, kurio prašau, atitinka Europos žmogaus teisių teismo praktiką ir Lietuvos aukščiausio teismo praktiką. Įtariamasis pripažįsta savo kaltę? Įtariamasis savo kaltės neneigia. O pripažįsta, nes neneigia, atrodo, kad jis gali nieko nesakyti visai. Jam pareiškus įtarimą pagal Baudžiamojo proceso kodekso 129 straipsnio 1 dalį, jisai savo kaltę pripažino. Ar gailisi? Šiuo metu toks klausimas nebuvo analizuotas, jisai, kadangi tai yra tik kardomosios priemonės skyrimo klausimas, tai jis tik tai tą klausimą ir atsakė. Ar įtariamasis prisipažino dėl abiejų merginų nužudymų? Jam inkriminuota abi nusikalstamos veikos. Ar bendrauja daugiau su teisėsauga, gal motyvą kažkokio atskleidė? Ne, šiuo metu motyvo neatskleidė. Prokurore, daug kilo visuomenėje diskusijų dėl tų sužalojimų, kuriuos jisai patyrė sulaikant, kokia jos sveikatos būklė yra. Aš į šį klausimą negalėčiau atsakyti, kadangi turbūt jūs dabar kaip ir matėt, jo mano manimu sveikatos būklė kaip ir nekelia kažkokių klausimų, bet aš, kaip sakau, tai yra mano nuomonė. Ar bus skirta ekspertizė psichiatrijai? Tai yra ikiteisminį tyrimą organizuojančio prokuroro prerogatyva ir jis spręs. Ar jis kažką daugiau gal papasako apie tai, ar jis planavo tuos nusikaltimus? Šiuo metu negalėčiau pasakyti, tai yra ne mano kompetencija, nes ikiteisminį tyrimą organizuoja ir vadovauja kitas prokuroras. Gal turėjo daug žinių, kad jis planavo kažkur bėgti, ar panašiai slėptis? Pagal ikiteisminio tyrimo duomenis aš kreipiausi su pareiškimu dėl to, kad maniau, jog jis bėgs, slėpsis nuo ikiteisminio tyrimo ir gali slėpti įkalčius BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai. Ar turi duomenų, kad nerasti dar visi įkalčiai? Šiuo metu, kadangi ikiteisminis tyrimas yra labai dinamiškas, tai tokie duomenys neatmetami. Prokurore, ką reiškia dinamiškas ikiteisminis tyrimas? Kadangi ikiteisminis tyrimas nuolat vyksta ir duomenys yra nuolat renkami, todėl dinamiškas reiškia, kad jis nuolat kinta. Ačiū. Dar jūsų vardas pavardė? Asta Hramina. Ar dabar posėdis truko 10 minučių, jisai kalbėjo posėdžio metu, nes atrodo, kad jis net advokatas neatpažino iš pradžių. Neatsakė į klausimus jai. Jam buvo išaiškintos teisės, jisai teigia, kad suprato savo teises. Ar daugiau kažką jisai prabilo, nes žiniasklaidai jisai neatsakė nei vieną klausimą? Tai jis taip, kaip ir minėjau, tik atsakė į tai, ką teisėja klausė, ar jisai suprato savo teises, tai va, taip ir buvo tik tai. Ačiū.